Eglutė skarota. Eglutė žalia. Atėjo lietutis ir sniegučio nebėra. Sveiki visi Žiburio žinių žiūrovai, su jumis Adrija ir Vasara. Na, o nors ir sniegas ištirpo, bet pakalbėkime apie šiek tiek linksmesnes temas, nes mūsų gimnazijoje lankėsi net pats Kalėdų senelis, aplankydamas protmūšio finalinį etapą. Tad pasižiūrėkime. Sveiki visi Žiburio žinių žiūrovai. Su jumis ekspertas Kalėdų senelis ir šiandien mūsų Žiburio gimnazijoje vyksta paskutinysis finalinis protmūšio etapas. Kai matote už manęs daugybė komandų, jie pasiruošę laimėti. Bet tik šį vakarą sužinosim, kas laimės. Tai nieko nelaukdami paklausinėkime komandų, kaip jiems sekasi ir kaipgi sekasi 12-okam vedėjam. Eime. Labas, Suma. Sakyk, viena esi iš organizatorių, kaipgi sekėsi organizuoti? Nebuvo lengva, bet įmanoma viskas. O sakyk, tikėsi tiek daug komandų, ar ne? Jau šito tai tikrai mes nesitikėjom, dėl to, kad mes galvojom, kaip čia greičiau pritraukti ir tada toksai bum. O iš kur kilo tos idėjos kiekvienam etapui? Va žaidimai, tai dar ten kažkas buvo? Ai, visai įvairiai. Mes pasitarėm ir nusprendėm. Po paskutiniam etapui tai kilo šitas idėja, nes pasiūlė mokytoja Šleiriūtė olimpinės žaidynės. Tai mes galvom, kaip čia, bet atsitrauk nuo sporto ir tada, kad būtų žaidimai truputį. Gerai, ačiū labai. Prašau. 10 klausimas. Kuri iš šių raidžių žaidime lietuviškame leidime yra vertingiausia? L, H ar M? Neįsivaizduoju. Aš nežinau. Come on, people. Komanda. Žiūrėk, man tai atrodo, kad yra 2. Jaučiu M. Ai, pala vertingiausia, tai tipo daugiau žodžių. Daugiau žodžių, tai M. Su L daugiau žodžių ar su M? Bet žiūrėk, pagal tai M, Tadralevičius. Akivaizdu, kad nesusitarė, koks teisingas atsakymas. Iki, matau, esat buvę Žiburio gimnazijos mokiniai, bent jau daugelis, tai kaipgi sekas? Gerai sekasi. Kaip čia nusprendėt sudalyvauti? Prisimint Žiburio metus, visus 4. O kaip manot, ar laimėsit? Jo. Mes čia univerų rinktinė, skirtingos žinios, visi viską žinom. O iš bendro univero, ar ne? Ne. Turim VDU, turim LSMU ir KTU. Sveiki, Leksi, Panteros ir Lianis. Sveiki. Sakykit, kaipgi sekas? Šiaip sakyčiau gerai. O sakykit, kaip čia nusprendėte dalyvauti protmūšį? Sėdėjom tanginiai ir nusprendėme. Ačiū. O dabar, kaip manot, ar laimėsit? Taip. Kiek dabar taškų turit? Nelaimėsim, nemanau. Visus. O dabar sakykit, čia pas jūs puota vyksta kūčios, 12 patiekalų, kaip čia dabar taip? Labai netvarkinga. Labai netvarkinga pas mus. Gerai. Ačiū labai. Prašom. Ačiū jums. Sėkmės. Šventų kalėdų. Ir jums šventų kalėdų ir kūčių. Sveiki, tai sakykite, esat organizatoriai, kaipgi sekės organizuoti protmūšį? Gerai, sunkiai labai, nemeluosiu, buvo nemiegių naktų, tai tikiuosi, kad viskas bus gerai. O šiaip kaip sekasi taisyti, ar nerandate kokių įdomių atsakymų? Įdomių, vienas tokių įdomesnių nebent būna už gražias akis, už vėl tenka. O šiaip taisyt visada būna, atranda žmonės tų dviprasmių tokių atsakymų, tai reikia paskui taisyt. O šiaip ar daugelis komandų atsako teisingai ar labiau neteisingai? Iš tikrųjų, tai daugiausiai teisingai, tai džiaugiamės, kad mūsų gimnazijoje yra protingų vaikų. Ačiū labai. Prašom. Sveiki, protai. Sakykit, kaipgi sekas? Sekasi iš tiesų puikiai, šis etapas ypatingai geras buvo, bet šiaip niekuomet nesuprantame biškį vieno klausimo, nuo kada Hitleris nesiskaito kaip naciai.
aš manau, čia yra netitikimas. O dabar sakykite, kaip nusprendėte dalyvauti šiame protmūšyje? Pakvietė. Irgi pakvietė. Ir kaip manot, ar laimėsit? Tai žinoma, be š yra protai, o su protu galima laimėti. Bum. O su šproto? Šprotai padeda mąstymui, tai irgi padeda laimėti. Tai žinoma. Ačiū labai. Sveiki mano nykštukai. Kaipgi sekas? Puikiai, beveik viską atsakėm, varom. Rokai, mano švyturį nykštuk, kaip sekas? Oi, labai gerai. Šviečiu kaip šviečia švyturys. O sakykit, kaip čia nusprendėte dalyvauti protmūšį? Nedalyvau dar ne vienais metais, norėjau pabandyti. Pirmas kartas dalyvaujant, spaudžiu liuksą. Laimėsim. O kiek jau taškų turit? Nežinau. Daug. Labai visus. Dar vieno trūksta, bet beveik. Žinokit, visi taip sako. Nejaučiat konkurencijos? Ne, mes nekepinam, mes ne kiti. Ačiū labai. Mes real. Ir pagal šios lentelės rezultatus matom, kad šiais metais laimėtojai tai yra Kasko. Nu tai ką, nugalėtoja jau aišku kokie, tai sakykit, iš kur kilo idėja? Iš auksinio proto žaidimo per LRT rodomo buvo toks klausimas ir labai įsisiminė, buvo juokingas, tai pasirinkom. O sakykit, kaip apskritai sekės kiekvienose etapuose? Gan neblogai sakyčiau, kaip kitiem. Labai puikiai. Pirmą kartą. Puikiai. Na ir ar tikėjotės, kad laimėsit? Šiek tiek jo. Ne. Taip. Ir kur tos 30 eurų išleisit? Tai tanginiai. Pica, gėrimą. Gerai tada. Skanaus jums ir sveikinam. Linkėjimai Godai ir Udriui. Jie mumis tikėjau, jie negali šiandien būti, bet... Bučkiai, linkėjimai. Kebabai. Oi, Udry, kebabą tu skolingas. Tai gerai tada. Skanaus ir sveikinu. Ačiū. Sveiki, tai kaipgi sekės organizuoti šį protmūšį? Manau, kad labai gerai. Šiais metais labai dėkoju organizatoriams, tikrai merginos pasistengė. Pradžia buvo, kaip visada, labai sunki, bet klausimai man patiko, tikrai buvo įdomus, originalūs ir kviečiantys pasukti galvą, pamastyti. Gerai, ačiū labai. Ko norit? Tai norim pranešti, kad tuoj varysim į Laplandiją, visiems gaminti dovanų. Ane, Aurimai? Taip, šiaip darbotvarkė labai užimta, tad tikimės, kad jūs buvote blogi ir jums nereikės dovanų daryti. Mes jums duosim anglies. Aš jums atleisiu. Senelį. Mes daugiausiai darbo įdedam. Senelį. Kaip tu gali mūsų atleisti? Švyturyto. Aš šviečiu kaip šviečia švyturys. Štai ir sužinojome protmūšio nugalėtojus, juos labai sveikiname. O su jumis buvau aš, ekspertė vasara arba Kalėdų senelis. Ir jums visiems linkiu gražių, jaukių ir šiltų kalėdų ir gerų naujų metų. Viso. Vasara, ar tau neatrodo matytas kažkur tas Kalėdų senelis? Ne, niekur nemačius aš jau. Nemačius, man kažkur matytas. Na, o artėjant kalėdinėms nuotaikoms, visi Žiburio gimnazijos mokiniai pasipuošė kalėdiniais megztiniais. Tad pasižiūrėkime visą reportažą apie vykusią kalėdinių megztinių savaitę. Šventėms artėjant, lauke šiltėja, mokykla šaltėja, klasės jaukėja, o mes pažiūrėkim, kaip mūsų mokiniai gražėja. Ir aš jau šiandien pasigavus merginą, kur su kalėdiniu megztiniu vadinamuoju. Kalėdinis. Čia kalėdinis. Kodėl manai, kad čia kalėdinis? Aš nematau nei elfų, nei va šitų va gyvių, nei Kalėdų senelių, nieko nematau. Bet čia raštas yra kalėdinis raštas. Visiškai nieko nereiškia. Aš manau, kad daug reiškia. Aš manau, galima būtų tikrai surengti diskusiją šią temą. Ką reiškia? Ne to susirinkom. Va, jau matau taikinį.
Labas, Laurinai, pažiūrėkit, kokį gyvūnėliai pas Lauriną ir eglutį. Ir kas čia elnės? Ne. Elnės jau. Man atrodo briedis, arba elnės, nesvarbu, bet pažiūrėkit, o jau kokios spalvos. Berniukas daug nemaišo spalvų. Mėlyna, balta, šviesesnė mėlyna. Nu labai gražu, labai. Matau dar vieną mėlynąją mūsų snaigutę. Lukutė, labas. Kas čia pas tave užrašyta? Nu tai let it snow. Let it snow. Ką čia reiškia? Paaiškink, kurie nemoka anglų kalbos. Laisninga, maždaug taip. Laisninga. Laisninga ir mūsų žiemą. Trūksta mums sniego, bet laisninga ir visi būsim gražus ir pasipuošę ir šlapia gal. Lyja laukia, nesninga. Mes ne tik matome kalėdų senelius, eglutes, bet matome ir grinčius ant mūsų gimnazistų megztinių. Aišku, nuo manęs bėga, bet aš mielai pakalbinsiu. Tai va, dabar Lukutė pakomentuok, va, ką reiškia tas grinčas? Aš pavyzdžiui žinau, bet ar tu žinai? Aš tai žinau, tai grinčas kalėdas pavogė. Pavogė kalėdas, čia iš mūsų pavogė, ne kalėdas? Bet va, pažiūrėk, va, Meri. O, Jėzau. Grinčmas. Ar tu irgi vogi kalėdas? Ne, čia tiesiog toks megztinis. Čia tiesiog toks megztinis. Aš manau, kad kiekviena mada turi kažką reikšti. Manau, irgi megztinis kažką reiškia. Taip, labai ačiū, žinau, kad gražus. Manau, irgi megztinis kažką reiškia. Ir čia tik jūsų sprendimas, ką suprasti iš to megztinio. Na, mėly vaikinai. Tai kur jūsų kalėdiniai megztiniai? Ar čia kažkoks naujas kalėdiškas trendas nesirengti kalėdiškai? Aš nesuprantu. Savaitį kalėdiniai, o jūs? Kur kalėdiniai dvasia? Nėra, neturiu tokio megztinio gražaus kaip tavo. O jums, mėlėjai gimnazistai, komercinis pasiūlymas. Jeigu neturite kalėdinių megztinių, second handas atidarytas, dirba iki 5 ar 6, bėkit ir ieškokit kalėdinių megztinių. Nu kaip gražiai atrodo tos durys kalėdinės, galėtų ir gimnazistai taip gražiai atrodyti, nu bet ką jau padarysit. Mergaitė pasipuošus, mėlyna spalva, nes kai ištirpsta sniegas, būna vandenukas, o jo šiais metais matome labai daug. Miglutė, pasirodyk, va kaip gražiai atrodo, atsiprašau, kad trukdau aš tau valgyti, nu bet kur tokį grožį praleist? Nu negalima, tai va. Žibėkite, kaip živa žiburys, taip mano ir Dovydas, Dovydai pasirodyk, pažiūrėkit, kaip žiba mūsų pirmūkėlis. Vajai, kaip gražiai. Ar ir groja? Negroja. Iš širdies. Iš širdies groja. Kitais metais padarys, kad ir išorį grotų. Čia per vaikėjas. Čia yra Darth Vaderis. Darth Vaderis. Man, kaip nežinančiai, paaiškink, kas čia toks tas Darth Vaderis. Ar jūs žiūrėjot Žvaigždžių karus? Nu, dar nemačius. Na tai žodžiu, yra toksai veikėjas Žvaigždžių karų. O pri čem čia kalėdos? Ir kalėdos ir Žvaigždžių karai? Buvo kalėdinis epizodas vienas. Mary Sitmas. Nu, aš nesuprantu, reikės paklausti mokytojos Grybauskienės, kad paaiškintų. Ištirpus sniegui, manau, dingo ne tik kalėdinė nuotaika, bet ir pas kai kurios gimnazistus, manau, dingo ir kalėdiniai megztiniai. Pritariu. O dabar reklama apie mūsų Žiburio gimnaziją ir kaip jinai gražiai ir kalėdiškai pasipuošus. Sveiki visi, su jumis sveikinasi Žiburio žinios, aš esu Ugnius Andriuškevičius ir čia yra mūsų prailgintoji reklama. Šiandien reklamuosim, kaip Žiburio gimnazija pasipuošusi. Kaip tik už manęs yra arka, didelė, graži, nors ir plastikinė, bet jinai tikrai graži, su skrajutė, su bumbuliukais ir su baltom šakelėm. Ketvirtokę padarė labai gražu. Kaip matome, prie paradinių durų įėjimo yra padėtas vainikas labai gražus. Prie budinčios kabina yra papuošta lemputėm. Tikrai labai gražu.
Mes atsiradome mūsų ekonomikos mokytojos Raudonikienės klasėje. Kaip matome, prie manęs yra papuošta graži eglutė, klasė papuošta muzika, visur groja bumbuliukai ant palangių, apkabinta lenta ir mūsų mielasis ekranas. Taigi, einam pakalbint mūsų mokytoją ir sakykite, kas sugalvojo papuošti šitą klasę taip gražiai? Žinoma, mano auklėtiniai, 1A klasė, nuostabiausia. Kiek laiko truko visą šitą papuošti klasę? Kaip pastebėjote, eglutė tikra, natūrali, ne plastikinė. Vaikai ją pirko, patys atnešė, patys dekoravo ir aš, kiek žinau, po pamokų visą vakarą ir puošė. Kaip matome, Raudonikienės klasė ne tik graži viduje, bet ir graži išorėje. Matome kojinaitės, roges ir sniegą. Ne tik papuoštos paradinės durys ir klasės, bet užtat ir papuošta yra laiptinės su visokiom girliandom, kur žvaigždės ir bumbuliukai. Skirtingų spalvų, skirtingiams aukštams ir dar kitose laiptinėse. Iš lauko paradinės durys dar gražiau atrodo. Rytais, kai ateini, matai mėlynai mirguliuojančius lemputės, eglutę. Dar besmegeniai yra ant šonų, saugantys. Didžioja kalėdų eglė. Fizikos kabinetas irgi taip pasipuošęs, ant langų yra bumbuliukai, ant lentos yra lemputės ir visokie kiti papuošalai, kaip skarelės ir taip toliau. Ir dar eglutė ant spausdintuvo. Romos kabinetas ne tik gražus viduj, bet ir išoriai. Papuošta natom, skarelėm ir vainiku. Einam pasižiūrėti, kas viduj. Romos klasė. Graži, švyti, visokiam šakelėm apdėliota. Ant lubų snaigės kabo. Aplink kėdžių lemputė šviečia. Prie pianino tiesiog snaigės švytinčios. Labai graži kalėdinė atmosfera yra pas Ročkienę klasiai. Net pavydas užima. Paklausinėjom Romos, kaip, kas ir kiek laiko puošia. Taigi, Roma, kas puošia jūsų klasę? Mano dideliam džiaugsmui, mano auklėtiniai. Čia jau... Šiek tiek keletas iš chorų buvo, bet labiausiai tai džiaugiuosi, kad mano auklėtiniai. Mes labai ilgai sėdėjome, pasižiūrėkite, kiek snaigių kabo. Taip, čia jau antra klasė, kurią auklėtiniai puošė, trečia, bet antra, kuri yra realiai, aš statau jūsų klasę į pačią kalėdiškiausią klasę mūsų mokykloje. Tai kiek laiko šitai truko? Mes nežinau, tai mano visos šitos dekoracijos tai labai seniai yra jau, kadangi tokia tradicija jau nežinau kiek metų prasideda adventas ir aš paprastai puošiu klasę, kad visi justų trupučiuką tą tokį pakilėjimą, ėjimą link švenčių. Tai aš jau labai sėdį šitą darau. O pas puošimas tai vieną gerą pusdienį. Puiku. O tai, jei jūs sakot, kad čia jau tradicija, tai kiek laiko jūs jau puošiat taip savo klasę gražiai, įspūdingai, žinoma, jaukiai? Aš net nežinau, bet labai jau seniai. Turbūt jau 15 daugiau metų. Tai puiku. Žiburys turi savo tradicijas, Ročkienė prisideda prie vieną iš jų. Taigi mūsų kalėdinės Žiburio žinios artėja į pabaigą, tad linkime visiems jaukių, gražių ir šiltų artėjančių švenčių. Su jumis buvo Žiburio žinios.